Ir tada jis pataikė jam tiesiai į burną. Yra kovotojų, kurie laimi titulus, ir yra kovotojų, kurie perrašo istoriją. Oleksandras Usykas priklauso antrajai kategorijai. Jis yra neginčiamas čempionas pirmojo sunkaus svorio kategorijoje, neginčiamas čempionas sunkiojoje svorio kategorijoje, pirmasis, kuriam tai pavyko 4 diržų eroje. Ir šį šeštadienį jis vėl kovos, bet prieš žiūrint, kas laukia, reikia suprasti, kaip jis čia atsidūrė. Tai istorija apie labiausiai dominuojantį pasaulio sunkiasvorį. Usykas gimė Simferopolyje, ramiajame uostamiestyje prie Juodosios jūros krantų. Vaikystėje jo aistra buvo futbolas, greitos kojos, nuolatinis judėjimas, aikštė buvo jo užuovėja. Tačiau jo tėvas, drausmingas vyras, užgrūdintas karinės tarnybos, pastebėjo sūnaus neramumą ir užrašė jį į bokso salę. Tai buvo geriausias jo sprendimas.